Sveiki, čia Mūzos kultūros informacijos ir malonių potyrių kupina laida. Kaip žinia, vienas didžiausių malonumų – bendravimas su knyga, taigi nuo literatūros ir pradėsime šiandien. Mes norime Jums pristatyti 2012 metų knygos nugalėtoją. Plačiai visuomeniai labiau žinomas kaip lietuviškų serialų scenarijų autorius, aktorius bei režisierius Alvydas Šlepikas įrodė, kad stereotipai dažnai klaidina. Jis pirmiausia rašytojas ir yra išleidęs ne vieną daugiau ar mažiau įvertintą knygą. Romano žanro autorius ėmėsi pirmą kartą ir tikrai sėkmingai. Jau pripažinta, jog tokios formos ir tokia skaudžia tematika prabilusio kūrinio lietuvių literatūroje dar nebuvo. Norėjau sukurti knygą, kurią būtų lengva skaityti, kad jinai ir nepaisant to, kad tema yra iš tikrųjų skaudi, bet kad ją perskaičius neliktų tokio sunkumo ant širdies, kad jinai turėtų vilties, suteiktų skaitytojui vilties. Tai todėl ir veiksmo laikas taip mano pasirinktas. Praktiškai prasideda knyga turbūt naujųjų metų naktį. Galima taip įtarti, nes daug rusų kareiviai girti, ten jie daug išmeta maisto ir taip toliau. O baigėsi antrą Velykų dieną ryte. Tai tas Velykų rytas, toks kaip ir vis dėlto labai viltingas yra. Ir aš manau, kad tai svarbu. Aš norėjau, kad parašyti knygą, kad ją būtų galima tiesiog vienu ar dviem prisėdimais perskaityti kaip filmą pažiūrėti arba kaip komiksų kažkokį pasižiūrėti. Todėl stengiausi, kad būtų žodžių kuo mažiau, bet kad pakankamai plačiai atskleistas kontekstas, kad būtų daug personažų. Vilko vaikais vadinama karta anot autoriaus iki šiol buvo kažkur istorijos paraštėse. Niekas apie juos nekalbėjo arba nenorėjo kalbėti. Karta užaugusi miškuose arba priglausta geros valios žmonių, karta vokiečių vaikų, kurie bet kokią kainą siekė ištrūkti iš karo ir bado nuniokotų rytprūsių į Lietuvą, tikėdamiesi ten rasti nors menkiausią duonos kąsnį. Romano Mano vardas Marytė herojės, vokiečių mergaitės Renatės ir jos šeimos istorija atskleidžia daugelio pabėgėlių tragišką likimą. Aš pradėdamas dirbti su šitą medžiagą labai aiškiai suvokiau, kad tas karas nėra pasibaigęs. Jisai, vieniems jis yra pasibaigęs, kitiems nėra pasibaigęs. Yra žmonės, kurie tiesiog nežino, kas jie yra, negali savo net tapatybės visai nustatyti ar suvokti. Sakykime, tie Vilko vaikai, kurie atklydo čia iš rytprūsių pokario metais, ieškodami galimybės išgyventi, ir tie, kurie neišvyko į Vokietiją, kurie čia liko, dažnas iš jų jaučiasi tarsi praradęs dalį savęs. Todėl, kad dažnu atveju nei jie lietuviai, nei jie vokiečiai. Vokiškai nemoka, dabar jau žino, kad kažkur tai yra giminės. Vieni susirado tos giminės, kiti nesusirado. Yra žmonės, kurie, pavyzdžiui, susitikime buvau su skaitytojais Tauragėj. Vienas žmogus rodė pasą, jo pase įrašyta gimimo diena 00. Tiesiog jis nežino nei kada gimė, nei kaip gimė, nei kur. Yra žmonės, kurie nori tiesiog bent numirti, žinodami savo tikrąjį vardą. Ir tai yra skaudu. Praktiškai žmonės praradęs vaikystę, praradę galimybę gauti gerą išsilavinimą ir taip toliau. Šių vaikų likimas nepavydėtinas. Yra išlikę liudijimų, jog bado nualinti tėvai savo vaikus parduodavo už bulvių maišą, iškeisdavo į duonos kepalą. Žiemą elgetaudami mažieji mėgindavo patekti į Lietuvą, pereidami vadinamą mirties zoną.
ledu aptrauktą Nemuną, nuo kurio tilto sovietų kariai kvatodami mėtydavo granatas ir sprogdindavo kaip skrusdėlės ledu ropinėjančius vaikus. Vaikiškų prisiminimų nuotrupos, nevaikiškai sunkios ir skaudžios gyvenimo patirtis giliai įsirėžė ir romano herojės prototipo Renatės Mikuckienės atmintyje. Be šių prisiminimų nebūtų ir knygos, teigia Alvydas Šlepikas. Ir priduria, kad visų Vilko vaikų likimai itin skirtingi. Vieni rado laimę čia Lietuvoje, kiti susirado artimuosius užsienyje, dar kiti niekaip negalėjo pritapti nei čia, nei gimtojoje Vokietijoje. Moteris, kuri man labai daug papasakojo apie savo gyvenimą ir kurie, klausydamas jos, aš kažkaip tai suvokiau, kad galiu parašyti knygą, kad galiu tiesiog kurti istoriją, kad aš pakankamai žinau, pakankamai gerai juntu tą šaltį ir tą badą, ir tą kasdienybę tų vaikų. Tai ta moteris, Renatė Mikuckienė, jinai, bene tokia išskirtinė, todėl kad jinai gavo tą aukštą išsilavinimą, jinai 30 metų dėstė Čiurlionio meno mokykloje Vilniuje vokiečių kalbą. Jinai pateko į inteligentišką šeimą, ją puikiai priėmė ir ta šeima buvo bevaikė, tai šiuo atveju augina ją kaip dukra. Tačiau, pavyzdžiui, jai su giminėmis nepasisekė, sakykime. Jinai susirado tos giminės Vokietijoje, tačiau absoliučiai nesusiklostė jų bendravimas. Visiškai svetimi žmonės. Ir jinai, sako, aš lietuvė, aš lietuvė, man nereikia tos Vokietijos, aš esu Lietuvoje. Čia mano namai, sako, aš nuvalau nuo savo tėvo bareljefo dulkes, paverkiu ir pabučiuoju ir sako, žinau, kad čia mano namai ir mano tėvynė. Daugelis faktų papasakotų Renatės Mikuckienės, jos sūnaus Ričardo Savicko ir jų artimųjų į knygą nepateko, tačiau vis dar pulsuoja Alvydo Šlepiko mintyse ir sulaukia didelio skaitytojų susidomėjimo susitikimuose bei knygos pristatymuose. Renatė Mikuckienė pasakoja, kaip jinai ją paėmė čia Kaune. Jinai atvažiavo į Kauną su teta. Teta ją vertė vogti. Jinai vogti nenorėjo, sakė, negalėjo vogti. Ir teta, matyt, jos atsikratė. Paliko ją prie turgaus. Buvo Velykų rytas. Ji taip įsivaizduoja. Kiek ten vaikas gali suprasti, bet ko gero, kad tai buvo Velykų rytas. Jinai sirgo, temperatūra, viskas, sėdė prie turgaus saulėkaitoje ir pradeda lyg ir miegoti taip po truputį. Ir staiga ant jos krinta šešėlis. Sako, aš pakeliu akis ir matau nepaprasto grožio moterį. Su skrybėlaitė tokia, viską. Ir ta moteris jai vokiškai sako, tu pasėdėk čia, o aš nueisiu į turgui ten nusipirksiu kažką, ateisiu ir tave pasiimsiu. Ir sako, aš sėdžiu tenai ir nežinau, ar jinai ateis, ar čia aš sapnavau, ar čia buvo kažkokia vizija, haliucinacija, kiek ten vaikas, bet vaikas galvoja, kad sapnavo. Ir neateina ta moteris. Ir pagaliau atėjo. Pagaliau atėjo ta moteris, parsivedė namo, atsivedė į gražų butą su tokiais vos neraudonmedžio baldais, visur stovėjo balerinos porcelianinės. Jie, žinoma, nukirpo tuos plaukus su tom vytelėm sudegino ir taip toliau, ten išplovė. Čia aš paskaitysiu tą gabaliuką, jeigu kas nors. Renatė sėdi kubile su šiltu vandeniu, visa apsupta putų, kyla garas. Girdėti Mikitos ir stribų girti šūkčiojimai, jie stumdosi prie menėjais, Stasė prausia mergaitė, trenka jos plaukus.
Pro langą į kiemą žvilgčioja Elzė, ten dar šmirinėja kažkoks girtas žmogus su šautuvu. Elzė vyresnioji Stasės sesuo senmergė. Elzė visada atrodo pikta ir susiraukusi, tarsi slėptų išpuvusius dantis, tačiau ji vis šneka nesustodama kaip kraštas. Stasė gąsdina stribų šūkavimai, tačiau jis stengiasi to neparodyti, o Elzė vis šneka. Parsivestų man vokietką, ar tu žinai, kad reikia registruoti jos apylinkės taryboje šitos vokiečių vaikus? Jie čia eina elgetauna vagį, jie ligas platina gal, jiegi mirtis yra, o dar kai mūsų troboje šitie rusai, šitie stribai, tai kai čia kasdien girti šlitinėja, tu nori, kad mus išvežtų, kad mus Sibiran visus ištarabonetų. Kam tau reikia šitos mergiotės? Kam tau jos reikia dabar, kai ištekėjai, kai turi vyrą, kai patys turėsit vaikų? Ar tu važiuosi dėl jos Sibiran? Tu nori, kad ir mane išvežtų per tave, per tavo gerumus, per šitą mergiotę, su kuria ir susikalbėt gali tik tyliai, tik pusę lūpų, kad niekas neužgirstų, kad vokiškai kalbi. Stasė su dideliu rankšluosčiu apgaubė Renatę, iškelia iš kubilo, šluostoje. Stasė sako Renatei, bet lietuviškai. Kaip gerai, kad tu nieko nesupranti, kad ta pikčiurna mano sesuo burba. Stasė išneša Renatę susuptą į rankšluostį, neša į didįjį kambarį, kur paklota mergaitė, kambarį pastato ją ant kėdės. Tuoj aš tau duosiu naktinius marškinius, jie tau bus dideli, juokiasi, nes tai mano marškiniais, bet rytoj aš tau pasiūsiu gražius marškinius ir suknelę, dabar tau reikia pamiegoti. Stasė iš spintos ištraukia naktinius savo marškinius, apvilka į Renatę, paguldo į paklotą baltą lovą, sėdi ant lovos krašto, glosto mergaitės galvą ir Renatė ištiesia į ją rankas. Stasė prigula šalia vaiko. Renatė staiga apsikabina ją iš visų jėgų. Būk mano mama, būk mano mama. Būsiu, prižadu, ištarė tyliai Stasė ir pabučiuoja vaiko galvą. Renatės akys merkėsi. Beveik visuose susitikimuose su skaitytojais autorius raginamas imtis romano tęsinio ar jo ekranizacijos. Šių idėjų neatmeta ir pats Alvydas Šlepikas. Knygą žadama išversti į vokiečių kalbą. Greičiausiai ten ji netruks tapti bestselleriu, nes netiek daug gyva atmintim alsuojančių kūrinių, perteikiančių šios mislingos kartos žmonių skausmą, viltį, gerumą ir išgyventą pragarą žemėje. O dabar tęsime literatūrinę temą ir apsilankėme Kauno centrinėme knygyne, kur pasižvalgysime po leidyklos Tyto Alba naujų knygų lentyną. Kodėl filosofas Arvydas Šliogeris, važiuodamas žvejoti, pasiima ir fotoaparatą? Tai ir žinoma dar daugiau sužinosime štai iš šios naujos knygos. Pokalbiai apie esmes, žinoma, papasakos ne tik šitą pikantišką detalę. Itin patraukliai knygos forma, žymųjį filosofą, 2 nacionalinių premijų laureatą kalbina vienas geriausių jo mokinių, Virginijus Gustas. Jei ieškote optimistinio užtaiso, tuomet vargu ar verta būtent jums rekomenduoti šį veikalą. To užtaiso čia tiesiog nėra. Kaip beje beveik nebėra ir mūsų kasdienėme gyvenime. Užtat su kaupu rasite kitų reikšmingų dalykų, visų pirma pamąstymų apie gyvenimą ir filosofiją. Čia keliami klausimai, į kuriuos atsakymų ieško visi šiuolaikiniai mąstytojai. Kartu aptariamos ir svarbiausios Arvydo Šliogerio filosofijos temos. O žinant filosofo atvirumą ir netgi kategoriškumą, tai skaityti labai įdomu, juo labiau, kad knyga suteikia galimybę susipažinti su jo kūryba. Dialogo forma susieja knygą su filosofinė tradicija, o gyvas pokalbis įtraukia į diskusiją ir skaitytoją, o tai jau išties didelė vertybė. Turiu prisipažinti, kad į poetus jau pripažintus, tačiau debiutuojančius prozoje žiūriu labai atsargiai. Laimiai šį kartą atrodo nusivilti neteko. Taigi Laurynas Katkus ir jo judantys šešėliai. Tai subtilus pasakojimas apie vaizduotės galią ir pavojus, apie vienatvę laukinio kapitalizmo visuomenėje. Gera žinia skaitantiems bus ir ta, jog intriga kūrinyje išlaikoma iki pat paskutinio puslapio. O tai pavyksta tikrai ne visiems ir didesnę patirtį turintiems rašytojams. Dar štai toks pastebėjimas. Pats autorius prisipažino, jog jam gera knyga turi būti meistriška ne vien kalbos ir vaizdo lygmenyse, bet ir turėti filosofinę intrigą. Tokia, kuri netuščia žodžiauja ir išlaiko dėmesį nuo pirmo iki paskutinio žodžio, kuri visą laiką kalba apie tą patį,
bet vis truputį kitaip, virpanti, skambanti vienovė įvairovėje. Ar Laurynui Katkui pavyko sukurti tokią, spręskite patys. Maiklo Ondaatje, Anglas ligonis, kupinas poetinio įkvėpimo romanas. Kūrinys alsuojantis meilę gyvenimui, žmonių jausmams, baugiai puoselėjamiems ir saugomiems širdies gilumoje ir tik svaigulio, savaiminio ar morfijui veikiant akimirkomis įsiveržiantiems į paviršių. Šiaurės Italijos kalvose netoli Toskanos karo ligoninę paverstoje viduramžių viloje jauna, gailestingoji seselė Hana slaugo vienintelį ligonį, anglų lakūną, baisiai apdegusi, jo lėktuvui nukritus Saharoje. Anglas ligonis pats mįslingiausias romano personažas, apdujęs nuo morfijaus, kamuojamas dykumos ilgesio, tolydžio klejojantis apie pragarišką aistrą moteriai sutiktai kaire karo išvakarėse. Kas jis iš tikrųjų? Mokslininkas, nuotykių ieškotojas ar vokiečių šnipas? Anglas ligonis – vienas paslaptingiausių, romantiškiausių ir gražiausių 20-ojo amžiaus romanų. Šią savaitę Kaune vyko praktinės judesio meno ir vaidybos pagrindų laboratorijos užsiėmimai, kuriuos vedė scenos meistrai iš Vokietijos. Tai beje ir netrukus prasidėsiančio festivalio Green Parkas pirmosios kregždės. Nors pavasaris šiemet kaip tyčia neskuba ateiti, vienas ekologiškiausių ir žaliausių festivalių jau pradėjo pasiruošimo darbus Kauno Nemuno saloje. Vokiečių režisierius Rolfas Denemanas ir šokėja Fotinė Meletiadis su savo asistentais studentams atskleidė postdraminio aplinkos teatro specifikos subtilybės bei jų įtaką sceninio personažo kūrimui. Kad svečių kūrybiniai metodai skiriasi nuo tradicinės dramos teatro mokyklos, tačiau remiasi tais pačiais pamatiniais teatro dėsniais, netruko įsitikinti projekte dalyvaujantys studentai. Lauke, būnant tą visą atmosferą, kuri būna vaidinant teatre, reikia užpildyti savimi. Ir aš manau, tai yra daug sunkiau. Aš dabar sėdžiu, guliu tai yra ir galvoju, kaip man tai padaryti, kokiais būdais. Ar žmogus supras mano norimo perduoti žinią, būdamas aplinkoje. Tarptautinėme tarpdisciplininėme meno projekte Įguldyta gamtoje dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto akademinis jaunimas, Kauno šokio teatras Aura, studentai iš Prancūzijos, Belgijos bei Jungtinės karalystės. Antrą kartą Green Parko festivalyje judesio teatro projektą kuriantys menininkai Vokietijoje yra susivienyje į kūrybinę asociaciją Art Scenico, kuri nuolat kuria tarptautinius tarpdisciplininius meno projektus ir kasmet rengia tarptautinius aplinkos teatro simpoziumus Off Limits. Postdraminio aplinkos teatro praktikų Lietuvoje beveik nėra, nedaug jų ir Vokietijoje, nors tai sparčiai populiarėjanti šiuolaikinio teatro kryptis vakaruose, teigia profesinės paslaptis Lietuvos studentams perduodantis režisierius. Site-specific theater means that the environment, the place where you work is... Aplinkos teatras neatneša paties teatro į aplinką. Jis priklausomai nuo aplinkos vietoje kuria įvairias situacijas arba pabando tą vietą kitaip atskleisti, suteikti jai kitokių prasmių. Yra dvi priežastys, kodėl aš kuriu aplinkos teatrą. Kai kuri juodoje dėžėje, dramos teatre, tai koncentruojasi į savo vidų, susikaupi tik ties savo mintimis, o čia užmojai platesni. Galiu laisviau kvėpuoti, o kita priežastis, kad aplinkos teatru mažai kas užsiima. Mind. And not many people do it. Vokietijos menininkai laboratorijos ir kūrybinių dirbtuvių pagrindų žada sukurti aplinkos teatro spektaklį Periferija, kuris bus parodytas Birštone ir Kaune vyksiančiame tarptautiniame kultūros ir ekologijos festivalyje Green Parkas. Tarptautinėme kultūros ir ekologijos festivalyje Green Parkas dalyvaus apie 20 menininkų iš 7 Europos šalių ir apie 60 studentų iš įvairių Lietuvos universitetų. Gegužės 10 ir 11 dienomis festivalis vyks Kauno Nemuno saloje, o gegužės 12 dieną persikels į Birštoną, kuris vykdavo anksčiau. Toliau mūsų laidoje pasakojimas apie tai, kaip gražiai gali susipinti fotografija, koliažo menas ir tapyba.
Visa tai garsios Niujorko dailininkės Franceskos Galijani parodoje Kaune. Kauno Mykolo Žilinsko dailės galerijoje eksponuojami Franceskos Galijani darbai. Italų kilmės Niujorko dailininkė eksperimentuoja pasitelkdama skirtingas meno rūšis, kurių pagalba atskleidžia vidinius savo troškimų, aistros ar jausmų vaizdinius. Savotiško intimumo darbams menininkė suteikia kūrinius aprašinėdama žodžiais ir frazėmis, taip tarsi sutirpdydama ribą tarp žiūrovo ir meno kūrinio. Menininkės teigimu, žodžiai ir frazės jos darbuose yra lygiavertės modelių laikysenai, o perteikti jų vidinės būsenas taip pat svarbu, kaip ir pats vaidmuo, kurį tie modeliai atlieka paveiksluose. Todėl dažniausiai menininkė ant drobės ar popieriaus išlieja neišspręstus klausimus, nepatenkintą smalsumą ar aistrą. Parodos kuratoriaus Enzo Fornaro teigimu, menininkė neperteikia pasaulio vaizdo, o labiau linkusi sukurti prisiminimą ir tai daro per laiko ir atminties prieštaravimus. Vaizdai tampa darbais tuo momentu, kada atmintis pradeda keisti vaizdą. Franceskos Galijani darbuose nugula įvykiai, kurie netapo istorija, tačiau paliko virpesį ar pėdsakus. Jos momentinės nuotraukos yra toli nuo tradicinės fotografijos, kadangi menininkė atmeta reportažo ar natiurmorto logiką, atmeta ir objektyvumo taisyklės. Drąsu, tačiau apie meninę šių darbų vertę kalbėti dar anksti. Franceska Galijani gimė ir augo Italijoje. Būdama 19 persikėlė į Jungtines Amerikos valstijas, kur baigė studijas Vašingtono Corcoran meno mokykloje. Dabar ji gyvena ir dirba Niujorke. Pamatyti daugiaplanę menininkės atminties išlaisvinimo ekspoziciją Kaune galima iki balandžio 21-osios. O laidos pabaigai šiek tiek sakralumo dvasios iš Kauno menininkų namų, kur vyko Giovanni Battista Pergolesi Stabat Mater koncertinis atlikimas. Ši muzika mums atrodo labai tinka atvelkiui. Giovanni Battista Pergolesi Stabat Mater – viena gražiausių baroko epochos bažnytinio koncertinio žanro kompozicijų. Šis pastatymas yra bandymas koncertinį kūrinį paversti sakralinio teatro spektakliu, kuriame vizualioji išraiška dera su sakralinė koncertinio žanro muzika. 18 amžiaus pradžioje lotynų kalba parašytas Stabat Mater buvo paskutinis kūrinys, sukurtas prieš ankstyvą kompozitoriaus mirtį, pasiglemžusią jį sulaukus vos 26 metų. Stabat Mater Dolorosa tai yra vieno viduramžių nežinomo vienuolio, tai yra tekstas paimtas. Ir tai yra Šventosios Marijos, tai yra motinos, Kristaus motinos malda, kančia, rauda, meditacija ir galų gale atleidimas nukryžiuotojo sūnaus akivaizdoje. Parašyti naują kantatos tipo kompoziciją Stabat Mater užsakė San Luigi di Palazzo riterių brolyje Confraternita dei Cavalieri. Kompozicija turėjo būti atliekama per kasmetinę brolijos meditaciją Didįjį penktadienį. Stovi motina skausminga, į sūnaus kančias siaubys, žvelgia verkiančiom akis. Aimana nuo kryžiaus, baisus skausmus širdį, kalavijo ašmės.
kiek tai kenčia išrenčiančių Jėzaus motiną, jam kovojant su mirtimi. Koks žmogus nesugrįžo, koks akmuo nesumuštė nuo šios motos, kas galėtų neliūdėti, kas galėtų ramiai žiūrėti, kai ji kenčia su sūnumi už visos žmonijos kaltę. Štai ir viskas mūsų šiandienos laidoje. O prieš dėkodamas Jums už dėmesį, noriu priminti štai ką: 1000 metų tikrasis menas nebuvo populiaresnis už komercinį, bet tikrojo meno vertė be abejonės daug didesnė. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito karto.